pirmoje eilėje, galima padaryti čia, taip tariant, žolė. Kaip įtariama žolelinių kvaišalų, girto vairuotojo mašinoje pareigūnai aptinka modifikuoto atpalaidavimo tablečių. Kokiam tiksliai atpalaidavimui skirtos rastosios medžiagos paaiškės atlikus cheminę ekspertizę. Tabletės automobilė bus kartu su kitais narkotiniais nustatyti antro policijos komisariato tyrimų. Klaipėda. Pareigūnai kviečiami į vieną iš daugiabučių kiemų. Pirminiais duomenimis vidury baltos dienos kažkur čia vyksta pokalbis. Tačiau to daryti nedera viešoje vietoje. Pastebėję policininkus 3 gurkšnio gaujos nariai taip ir nespėja